Aš taip nervavaus, kada iš čia ateis, o kai jisai atėjo, pasižiūrėjau, galvoju, gražus, bet spalvos aš noriu kitos. Tai dabar ir tikslas yra kitas, bet nuo ko visą tai prasidėjo nuo tos pačios, kuri čia gydė jumis prieš tai visus. Pagydė ir mane, ačiū Dievui, bet pagydė ne vien tik piniginę prasme pagydė, bet ir sveikatą sutvarkė ir labai daug gražių dalykų prasidėjo nuo tada, kai aš atėjau į Jambai. Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad jeigu jūs šiandien jau esat čia, tai jūs atėjot būtent ten, kur gali prasidėti kažkas gražaus, jeigu jūs priimsit sprendimą būti sėkmingais, turtingais, gražiais, sveikais ir laimingais. Čia pildosi svajonės. Aš pati tą patyriau. Aš pati atėjau šituo keliu ir pradėjau nuo to paties 3%. Nuo to paties. Girdit? Nuo tų pačių 12 eurų, kuriuos taip gražiai visą verslo planą išdėstė Marius. Nuo to paties. Niekas man nebuvo kitaip. Viskas taip pat kaip ir dabar, kai jūs atėjot. Su tom pačiom degančiom akim, su tuo pačiu žingeidumu, su tais pačiais kažkokiais tikslais, galbūt, aišku, kiekvieno jie skirtingi, bet su tom pačiom užgaidom norais turėti kažką geriau, turėti gyvenime kažką daugiau, negu turim dabar. Visi įsivertinkit. Labai prašau visų įsivertinti dabar, ar su esamu darbu, su esamom pajamom, kurie dar dirbat kažkur tai kažką tradiciškai, jūs galit ramiai savo gyventi, laukti orios senatvės, ar jūs galit keliauti ten, kur jūs norit, o ne tada, kai galit, ar jūs galit leisti savo atsikelti be žadintuvo, ar jūs galit savo leisti ir keliauti, ir laisvalaikį leisti tada, kur jūs norit, kaip jūs norit. Ar jūs turite tą laisvę pasirinkti? Ar jūs esat pakankamai, jaučiatės pakankamai įvertinti, pagerbti už tai, ką jūs darot? Ar darbe jūs gaunat šitokias piniginės sumas vien už tai, kad jūs padėjot kažkam tai kitam gyventi geriau, bet pirmą priėmėt patį sprendimą? Ar jūs galit kiekvieną dieną būti ramus, kad sekančią dieną, sekantį mėnesį, sekančiais metais jūs turėsit tą darbą, kad jūs tam būsit reikalingi, kad jūsų sveikatos leis tą darbą dirbti? Ar jūs esat ramus, kad sulauksit pensijos, o jeigu jos ir sulauksit, ar jums jos tikrai užteks oriai pragyventi? Ar jūs išpilsite visus savo lūkesčius, savo poreikius? Kiek klausimų atsakėt taip? Aš tikrai labai abejoju, ar šiai dienai tradicinį darbą dirbantis žmogus, kuris bėga nuo 8 iki 5, tikrai gali jaustis saugus ir žinoti, kad po 20, 30, 40 metų jis tikrai uždirbs pakankamai, kad jam užtektų ant visko. Pažiūrėkite savo vaikus. Kaip jums atrodo, ar jie matydami tokį pavyzdį, kai tėvai lenkia nugaras ir kiekvieną dieną sunkiai dirba vien tam, kad susimokėtų mokesčius, kad nusipirktų valgyti maisto ir būtinų produktų, kasdienių. Ar kaip tie vaikai jaučiasi? Nutraukit tą grandinę, parodykit pavyzdį, kad galima kitaip. Aš jau patikrinau, tai veikia. Ir tai nėra lengvas kelias. Jis kaip ir sakė Joana, jis kaip ir tas kalnas, jį įveikti reikia labai daug visokių posūkių, visokių kliūčių, visokių daugiau apėjimų, kritimų, kilimų. Bet tai, ką jūs gausit ten, pasiekia. Tai, ką jūs gausit tada, kai jau jūs stovėsit sceną ir pasakosit savo sėkmės istoriją, tarp eilučių bus žymiai daugiau. Tarp tų eilučių bus galima įskaityti, kiek jūs visko patyrėt, kaip jūs užsigrūdinot, kokią skūrą užsiauginot, kaip jūs patobulėjot, kaip jūs paaugot, kaip jūs žiūrit dabar į kiekvieną žmogų ir kaip žiūrėjot anksčiau. Ir koks bus plotis jūsų piniginės irgi priklausys tik nuo jūsų. Ar jūs pasitenkinsit tuo, ką turit dabar, ar jums to bus negana, irgi priklauso tik nuo jūsų. Ir niekas kitas nekaltas. Kiekvienas jūsų pasirinkimas veda prie tam tikro rezultato.
Ir tai, ką jūs darot šiandien, kaip jūs vedat savo dieną, kur jūs dirbat, ką dirbat ir kaip planuojat savo ateitį, priklausys, kaip jūs leisit tą savo dieną, tą savo gražų amžių, ar ne? Kada jau galbūt kiti, mūsų Liudmila, Genovaitė, yra tie pavyzdžiai, jau dabar ir Irena galėtų savo koją ant kojos susikėlus, kai sakau, apvalinta, ne. Jau kaip ir viskas kaip jau ir užtenka, jau atostogos nemokamos, visokie Dubai, visokios Tenerifės, Bankokai nemokami, pinigų užtenka ir kaip tu nieko nedaryk, bet jos vis tiek daro. Žinot, kodėl? Todėl, kad arba yra gyvenimo būdas, tai ne darbas. Tai darbas tik su savim, su savo mąstymu, su savo mintim, bet tai yra toks užvedantis gyvenimo būdas, ta kasdienybė tokia vežanti, kad tik tais jūs taip pradėję eiti tuo keliu, tai pajusit, tai patirsit. Tai va, o su naujokais svarbiausia vieną momentą, ką noriu pasakyti, ką dabar pradėjau praktikuoti, tai su kiekvienu nauju žmogum aš jį pasitadinus dabar paklausiu. Kiek tau pinigų per mėnesį reiktų, kad tu jau taip jaustumės bent šiek tiek geriau. Ir žinot, ką aš girdžiu? Žmonės tikrai labai realiai viską žiūri. Na, sako 200, kiti sako 600 ir tai yra realu. Ir tada aš sėdžiu ir konkrečiai subraižau tam žmogui, būtent tais burbuliukais, rutuliukais, kaip turi atrodyti jo organizacija, kad jis gautų tuos pinigus jau sekantį mėnesį. Nes mums jau tiems, kurie paėję šiek tiek toliau, mums jau kartais būna sunku įsivaizduoti, kaip jaučiasi tas ką tik atėjęs žmogutis, kada jisai nieko nesupranta, nesusigaudo, nei nuo ko jam pradėti, nei ką jam daryti. Todėl turim galvoti kaip žuvis, o ne kaip žvejys. Turim galvoti taip, kaip tas mažutis, kuris atėjęs nuo nulio, kuris žiūri tom degančiam, nieko nesuprantačiam akim, bet jis nori visko labai daug. Todėl mes turim jam tiksliai parodyti gaires, ką jisai turi padaryti, kokie turi būti jo kasdieniai veiksmai. Vardų sąrašas, tai nekvailystė, norų sąrašas, varedutė kaip dėp tą patį vakarą susipylę ir vardų sąrašą, ir jų žmonės plūsta kiekvieną dieną vieni iš šios organizacijos pas mane, prašydami, kad mes irgi norim. Ir ji tai padarė, sugrįžo atgal po 19 metų berods. Žmogus grįžo atgal su tokiu užsidegimu, nors iš pradžių viską metė. Todėl niekada nevėlu grįžti atgal. Niekada nevėlu, aš jau sakiau, niekada nebijokit pradėti vėl nuo nulio, bijokit gyventi nulio gyvenimą. Niekada nebijokit pradėti viską iš naujo, nes jūs jau pradėsit ne grynai iš naujo, bet jau su patirtimi. Tai va, o šiandien pakalbėsiu apie tą fainuolį aparatą ir paaiškinsiu, kada 611 eurų yra kriukis. Žinot, kodėl? Todėl, kad jeigu jūs vis dar vaikštot į procedūras pas, profesionalę kažkokią tai kosmetologę, ar ne, tai kiek ten kainuoja? Mano žiniom kainuoja 60, 80 ir netgi 100 eurų, jeigu gaut tokį platų asortimentą ir tokį platų spektrą visokių odai reikalingų medžiagų ir būtent ką atlieka šis aparatas, tai be 100 eurų neapseisit. Paskaičiuojam. 6 procedūros tokios, aparatas atsiperka. Žinot, kuo nuostabi šita kompanija? Ogi tuo, kad ji veda prie profesionalios priežiūros namuose visame kame. Ar tai būtų maisto gaminimas, ar tai būtų odos priežiūra, ar tai būtų valymas, viskas vedama prie to, kad mes taupytumėm pinigus. Todėl iškart išgirdus 611 eurų, o jau tararaja, ne? Iš tikrųjų, tai yra labai nedaug. Jeigu tu galvoji logiškai, ilgalaikė perspektyva, o ne ta tokia. Tai ir paskaičiuokit, kelios procedūros jūsų mieste, pas jūsų kosmetologę, kur jūs mokat pinigėlius, o jeigu čia investuojate, ne? Investuojat ir šitą aparatą aš net nebejoju, kad bus galima įsigyti ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo, nes ir buvusių galima buvo taip įsigyti. Tai iš vis, lafa, ne? Pirmą įmoką 25%, likusią sumą išdalinam pusę
pusės metų ir aparatas jūsų. Kame problema? Problema yra šičia. Tai va, tai paskaičiuokim. Ir šitas aparatas, tikrai kažkoks stebuklas, aš pasitengsiu labai greit perbėgti, nes laikas yra ribotas, o su mano kalbėjimu, tai žinot, kaip gali būti, ką man daryti? Šitą. Gerai. Kodėl pirma skaidrė yra būtent apie kolageną? Labai tą dažnai girdžiu, tą išmokau iš mūsų Ilenos ir pilnas Facebookas margu. Kad žodžiu, kokį man kolageną geriau gerti? Jūrinį, ar ten dar kažkokį, tai rekomenduokit, prašau. Ne kolageną reikia gerti, o reikia rūpinti savo odą iš vidaus ir tam labai reikalingi mūsų jau Ilenos apkalbėti baltymai. Baltymai ir vitaminas C. Galima dar aišku ir cinką, ir biotiną dadėti. Bet mes turim rūpintis tuo, kad mūsų oda pati dirbtų, suprantat? Įdarbinkim, neleiskim tinginiautai mūsų odai. Įdarbinkim ją iš vidaus, kad būtent ta kolageno gamyba jinai vyktų sparčiau. Duokim organizmui tai, ko jam reikia, kad jisai pats užsivestų darbui. O su metais, su amžium, čia nematau amžiaus, čia matau tik tais vien jaunimą, žodžiu, ta kolageno gamyba nenori lėtėja ir reikia jam pagalbas. Tai va tą pagalbą mes turim visokeriopą ir iš vidaus, ir iš išorės, ir iš dar kažkur kitur. Tai va, ką mes galim padaryti su šituo gražuoliu, su šituo nauju Derma Architect aparatu, kuris kainuoja vos 6 procedūros. Taip pasakysiu, ne? Tai va, mes galim su juo ir stangrinti. Ir šitas vienas aparatas atlieka net 6 skirtingas funkcijas su 2 skirtingom galvutėm. Nežinau, dabar kažkaip pabandysiu aš jums jį pademonstruoti. Jeigu matosi ten, kas ten rašoma, tai jisai būtent ir skatina kolageno gamybą vos per 90 sekundžių 411 procentų. Man šitas skaičius taip yra užstrigęs, kad aš naktį pažadinta jį pasakyčiau. 411 procentų iškart per 90 sekundžių, įsivaizduoju? Wow! Ir kokiam kosmetologiniam kabinete jūs tai galit gauti. O čia yra ir jonoforezė, ir radio bangų dažnis, ir ultragarsas, viskas viename aparate. Ir va dabar parodysiu, arba neparodysiu, kaip jisai veikia. Pirma galvutė, jisai pasako artistry. Ir būtent tą pirmą funkciją, ją reikia naudoti būtent su šituo pilingu. Jisai bus pridėtas, aš manau, kad nuo 18 dienos birželio, kada jau atsiras prekyboje šitas aparatas, bus dovanų ir pridėta bus akcija, kurios metu jūs galėsit gauti šitą pilingą, be kurio aparato negalima naudoti. Ir tokį mielą krepšelį, kuris žodžiai yra ten, pasižiūrėsit, dovanų. Tam, kad būtų patogiau nešiotis, bent jau man taip sakė, kad bus tas krepšelis dovanų, o kaip bus pamatysim. Tai va, ir būtent nusiprausus, užtepus šitą pilingą, mes įsijungiam aparatą ir čia matot rašo Skin Fitness. Paspaudžiam ant jo, nusistatom stiprumą, paspaudžiam play, jisai įsijungia ir nežinau, kam dabar čia ant rankos galėčiau priliest. Joana jau žino, o jį neveik, matai. Bandykim. Ir jisai šildo. Ir būtent ultragarso pagalba išvalo tą mūsų odą, supypsi, kas tiek laiko, kas kiek reikia jį keisti. Būtent vietą ant veido odos zonų. Tai va, ir einam taip, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Šim valso žodžiu ritmu taip ir važiuoti per odą. Ir galima per čia, tik ne ten, kur skydliaukiai. Tada mes jį išjungiam, pakeičiam galvą, kruopščiai nusiplaunam pilingą, nes jis skirtas būtent tik tais naudoti šitai funkcijai. Tada užsidedam kitą galvutę, vėl įsijungiam aparatą
imam vieną iš mūsų nuostabiųjų serumų, tai yra hialurono su 100% vitaminu C serumas. Arba čia turim senėjimą stabdantį serumą, kuris ir sutraukia poras ir lygina raukšleles ir labai giliai drėkina odą iš vidaus. Ir šito aparato pagalba mes tiesiog pasirinkę režimą arba vitamino C, arba kombinuotų to serumo, paspaudžiam ir pasirinkę stiprumą, vėlgi sukamaisiais judesiais gražiai įmasažuojam į odą. Ką jisai padaro? Jisai padaro tokias mini mikroporas mūsų odoje, tai yra tokias mažytės skylutes, per kurias būtent šitas serumas giliau įsiskverbia į mūsų giliuosius odos sluoksnius ir tikrai patikėkit, daro labai gerą poveikį. Aš dabar greit prabėgsiu tas skaidrės. Čia juose labai daug informacijos, beje šitos skaidrės yra kiekvieno jūsų puslapyje ir jas atsidarę jūs rasit visą reikiamą informaciją. Čia yra tikrai labai daug visko ir detaliai apie kiekvieną funkciją ir, kadangi dabar toks yra bumas, galbūt mada, visi ieško korėjietiškų norima, ne? Tai va šitas aparatas ir pagamintas yra Korėjoj būtent. Taip, tai va ir radio dažnis, ir ultragarsas, ir raudoniai šviesos diodai, tai yra pirmoji funkcija ir čia va tie mano skaičiukai, kuriuos labai myliu. Žodžiu, viską rasit savo puslapį, aš per daug neišsiplėsiu ir va po funkcija ta pirmoji skin nutrition, tai yra antroji elektroporacija, sonoflorezė ir jonoflorezė. Pažįstu ne vieną, tą vadinamą profesionalią kosmetologiją, kuri labai ieško būtent elektroporacijas, būtent darbą atliekančio aparato. Ir kaip pasakiau, kad mūsų kompanija tokį jau išleido ir beje alternatyvos visoje Europoje pakol kas nėra. Aš manau, kad ir nebus, nes tai yra ambai. Tai jinai labai nustebo ir sakė, aš noriu kuo greičiau išbandyti. Nes jinai jau buvusį aparatą, savo tą tokį agregatą, ultragarso aparatą, pakeitė į mūsų tą mažulėlį buvusį dermasoniką ir sakė, aš geriau nesuradus. Tai patikėkit manim, visa tai, ką daro šita kompanija, yra visa tai tik tais tam, kad sutaupyti jūsų pinigėlius. Mėgėjai, taupom pinigus, taupom ir darom gerą ir savo, ir kitiems. Švieskim žmonės, kad jūs nebevaikščiokit tuos kosmetologinius. Kad mes vieni kitiems galim padaryti tą patį namuose arba kažkur tai kitur ir turėtume dvigubą, trigubą, keturgubą naudą. Ir čia matot, kaip reikia naudoti kurią funkciją. Tai yra, būtent serumo įvedimą mes naudojam ryte ir vakare. O čia, kaip matot, yra sužymėtos dienos, kada naudojam būtent tą pirmąją galvutę su pilingu. Tai yra, tarkim, pirmadienis šitas, antradienis jau naudojam šitą, paskui 2 dienas praleidžiam, vėl ir taip toliau. Žodžiu, serumą įvedinėjam kiekvieną dieną, o jau su pilingu valom su ultragarsu, kas 3 dieną panašiai. Ir beje, labai rekomenduojama yra tie, kas turi ir R33 Labs aparatą su pilingu ir su serumu, kuris sutraukia poras, būtent jį naudoti į 1/4. Ta prasme, naudojam šitą ištisai ir darom pertrauką. Ir į vieną sezoną, 1 mėnesį rekomenduojama naudoti R33 Labs. Atliekam tą visą programą su R33 Labs ir vėl grįžtam prie šito. Taip yra rekomenduojama, bet nebūtina. Bet ir viskas, ir ką? Viskas, laukiam 18 dienos, pasiruošiam pinigines, paskaičiuojam, kad yra 6 procedūros ir išsibandom šitą aparatą ir skleidžiam žinią. Patys galim išsiskleisti, galim žinią skleisti taip, kam patogiau. Iš tikrųjų, aš buvau išsiskleidus. Mano komanda dabar išsiskleidus, viena šluba vaikšto, antra šluba. Aš nežinau, kas čia su jom daras. Tokia pernelyg didelė darba. Žodžiu. Tai va, ačiū Jums už dėmesį, aš Jūsų daugiau netrukdysiu. Jeigu kas paskui galit prieiti, tas aparatas bus ten, aš jums nešiu atgal, pasižiūrėkit, jeigu kas prieikit paklaust, galim netgi išsibandyti, ten pasišvitinti ir panašiai. Tai va, į tau galima.
Ačiū. Gėlytę paimti. Tai va, kas